Labadiena, šiandien kalbėsime apie Tomo Mano kultūros centro ir Tomo Mano festivalio istoriją. Aš esu kultūros istorikas Aurimas Švedas, o šiandienos pokalbio dalyvė istorikė, ilgametė Tomo Mano kuratoriumo pirmininkė, Klaipėdos universiteto profesorė Rūt Leizerovic. Gerą dieną, profesorė. Labą dieną. Gerbiama profesorė, jūsų mokslinė ir kultūrinė veikla jau 30 mečius yra susijusi su Neringa, šios vietos istorijos apmąstymu, o taip pat stebėsena, kaip formuojasi šito krašto nauja tapatybė. Dar vienas dalykas, ką jūs darote, jūs prisidedat prie Nidos garsinimo pasaulyje. Papasakokit, prašau, kada pirmą kartą apsilankėt Nidoje ir Tomo Mano namelyje? Kuršių Nerijoje pirmą kartą buvau 81 metais, tačiau Tomo Mano namelį aplankiau tik 90 metais rugsėjo mėnesį, bet tiesą sakant, tuo metu to man neturėjo didelis reikšmės. O dabar atsigręžkim į Tomo Mano kultūros centro istoriją ir čia tikriausiai reiktų priminti, kad 1995-aisiais buvo sudarytas tarptautinis šio centro kuratoriumas. Tuo metu šio kuratoriumo pirmininku buvo profesorius Alvydas Nikžentaitis, o kuratoriumo nariais tapo, ir tai buvo visiška inovacija, ne tik tai Lietuvos, bet ir žymus užsienio intelektualai, kultūros veikėjai. Tarp jų reikėtų paminėti ir profesorių Albrechtą, kuris iš Bosch fondo išrūpino mokslinės bendradarbės ir jos asistentės išlaikymą. Taip į centrą, jeigu aš nieko nesupainiojau, o jeigu supainiojau, tai pataisykit, atėjot jūs. Ir dabar priminęs šiuos faktus, prašau papasakot apie jūsų darbo šitam centre, kuriame ir sėdime ir kalbamės pradžią. Atvirai sakant, aš nebuvau kuratorijų pageidaujama kandidatė. Ji norėjo turėti mokslo daktarą, bet aš dar nebuvau baigusi daktarantūros studijų. Ir prieš įdarbinant mane buvo atliktas nuodugnios egzaminas. Ir profesorius Nikžentaitis mane įdarbinė tik su sąlygo, kad per metus baigsiu disertaciją, ką aš irgi padariau. Ir tuo metu vyko daug tarptautinių konferencijų, svarbu istorinis klausimais, ir kartu su Vitalija Jonušiene, su direktore, organizavome visas konferencijas, kartais juose dalyvavo iki 60 žmonių. Ir visą laiką tarptautiniu mastu. Bet to daugelį konferencijų, ypač pirmais metais, irgi pati dirbau vertėja konferencijose. Užmezgiau ryšius su Vokietijos, Lenkijos ir tarptautiniais partneriais, tvarkiau korespondenciją ir tuo pačiu metu rengėme vasaros akademijos studentams. Ir turėjom irgi įvadinius kursus DAT ir Boscho fondo lektoriams. Ir taip pat organizavau kartu su asistente šitos kursus, bet to sezono metu vedžiau daug ekskursijos muziejuje, kadangi iki to momento nebuvo ekskursijams, ypač vokiečių lankytojams, ir kartais iki 5 ekskursijų turėjau per dieną. Ir vokiečių lankytojai tada nieko nežinojo apie Tomą Maną ir Nidą, bei ypač apie namų likimą pokario laikotarpiu. Ačiū labai, jūs leidot susidaryti ganėtinai išsamų vaizdą, kiek daug ir kokių įvairių veiklų jums teko tuo metu daryti.
Reikėtų tikriausiai mūsų pokalbio žiūrovams ir žiūrovėms priminti, kad tuo metu, kai jūs įsidarbinot Tomo Mano kultūros centre, tiek pats centras, tiek jam vadovavęs kuratoriumas iš tiesų bandė išgryninti, kokia galėtų būti šio centro tapatybė, į kokias veiklas reikėtų skirti didžiausią dėmesį. Ir su tuo tikslu 96 metais mano jau šiandien paminėtas profesorius Albrechtas surengė tarptautinį seminarą, į kurį sukvietė garsiausius manistus ir su jais ir jomis buvo aptarta Tomo Mano memorialinės ekspozicijos koncepcija. Ir aš norėčiau pacituoti vieną iš tų išvadų arba rekomendacijų suformuluotų mano minėtų tikrai garsių istorikų, kultūrologų, mano biografijos tyrinėtojų, ir ta išvada bent man skamba neguodžiančiai. Taigi, citata: neturėti ypatingų pretenzijų, nesiplėsti, juk čia praleistos tik 3 vasaros, priminti pagrindinius rašytojo gyvenimo ir kūrybos faktus, kuo plačiau atskleisti nidiškąjį laikotarpį ir parodyti Tomo Mano ryšius su Lietuva. Citatos pabaiga. Ar jums asmeniškai, kaip šito centro darbuotojai ir kuratoriumui, tiko tokie ganėtinai siauri rėmai, į kuriuos buvo norima arba rekomenduojama įsisprausti? Užduodu šitą klausimą mąstydamas apie sėkmės istoriją, nes Tomo Mano kultūros centras yra tikrai tapęs intensyvių Baltijos jūros regiono kultūros mainų vieta. Kaip pavyko pasiekti tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodė neįmanoma, ir taip stipriai susijęti Nidą su Lietuvos ir Europos kultūriniais intelektualiniais centrais? Reikia pasakyti, kad Dietmaras Albrechtas buvo sinologas, ne germanistas. Ir jis tik pakartojo tai, kad germanistas sako šitame laikotarpį, žodžiu 90-ųjų vidury. Tai buvo labiau apsauginis teiginys, nes tiesiog niekas nesidomėjo Nida ir nebuvo ten iki šiol nuvykęs. Ir vėliau pakvietėme daug germanistų iš įvairių šalių, kuri pirmą pradėjo gilintis į Nidos etapą ir antroji laiko bėgant šiek tiek pakeitė savo nuomonę. Ir kitas svarbus veiksmas buvo ta, kad patys susiradome stiprių partnerių. Pateiksiu pavyzdys. Iš pradžių Baltijos valstybėse buvo tik vienas Goethe institutas ir tas buvo Rygoje. Tačiau kuratoriumas, tai reiškia profesorius Nikžentaitis, profesorė Irena Veisaitė ir aš parengėme strategiją, kaip Lietuvai galėtų pagrįsti savo Goethe instituto įkūrimą. Ir tada susirinko komisija iš Müncheno, mes pateikėme visą savo argumentus ir voilà, iškovojom savo Goethe institutą. Ir šis Goethe institutas Vilniuje nuo pat pradžių buvo stiprus mūsų partneris ir yra jo iki šiol. Reikėtų paminėti ir dar vieną dalyką, kuris man atrodo svarbus. Tomo Mano kultūros centro kūrėjai, centro darbuotojai, kuratoriumo nariai ir narės taip pat ieškojo ryšių su Tomo Mano artimaisiais, aplinka. Štai 95 metų Liepos mėnesį įvyksta Tomo Mano dukters Elizabeth Mann pirmas ir paskutinis po vaikystės atostogų apsilankymas Nidoj. O su kuo dar iš Tomo Mano artimųjų, be mano ką tik paminėtos Elizabeth, buvo užmegzti kontaktai ir galbūt buvo klausima jų, kaip jie įsivaizduoja šitos vietos gyvenimą, tapatybę, galimas veiklos kryptis? Stefanas Manas, vienas iš nedaugelio Tomo Mano proanūkių, 92 metais aplanko namelį Nidoje, a jo tėvą, vadinamą Tomo Mano mėgstamiausią anūką, Frido, pirmą kartą pakvietome 97 metais ir jis keletą metų aktyviai dalyvavo kuratoriumo veikloje
ir daugelį renginių be festivalių. Bet reikia pridėti, kad visas susitarimas dėl Tomo Mano kultūros centrų įkūrimas šitame namelyje profesorius Nikžentaitis dar turėjo su Goloman, kada jis dar buvo gyvas ir buvo vyriausias dar gyvas Tomo Mano vaikas. O dabar atsigręžkim į festivalio gimimo laikotarpį, nes dabar iš tiesų viešojoje erdvėje daugiau kalbama ne apie Tomo Mano kultūros centrą, o apie Tomo Mano kultūros festivalį. Papasakokit, prašau, kaip gimė 1996 idėja rengti festivalį, kokius lūkesčius tuo metu turėjote ir su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte? Žodžiu, mes turėjome tada srautą vokiečių lankytojų, bet nebuvo jokio kultūrinio programų pasiūlymo Kuršių nerijoje. Ir mes turėjome tokią nuostabį muzikos kuratorą, profesorą Oną Narbutienę, kuri be to kalbėjo puikiai vokiškai. Ir jį kartu su tuometinis kultūros viceministras Vytautas Balčiūnas buvo festivalio krikštatėviai. Ir 97 metais įvyko pirmas Tomo Mano festivalis, kurį užtruko 2 savaites. Ir reikia pasakyti, kad tuo metu Lietuvoje buvo tikra festivalio steigimo banga. Ir Kauno filharmonija vadovaujama profesoro Bingelis atliko Hendelio Mesiją. Ir, žodžiu, jis to atliko Pažaislio ir taip pat gimė Pažaislio festivalis. Ir tokia pati Mesija atlikimas buvo ir pirma Tomo Mano festivalio Nidoje uždarymo koncertas. Ir norėčiau pasakyti, kad iš pradžių turėjome tik muzikinę programą ir tokias importuotas sudėdamosis dalis, kuris, čia iš oro nebuvo festivalis, bet iš vidaus čia buvo kažkaip sulipdyta. Ir kaip aš jau sakiau, pirmieji festivaliai truko 14 dienų, tai buvo brangu ir varginantis darbas, bet visi vakariniai koncertai vyko Tomo Mano vasarnamy, evangelikų bažnyčia mums dar nebuvo prieinama. Žodžiu, buvo labai ankstus. Profesorė, bet aš esu girdėjęs pasakojimų, kad įvairūs festivalio renginiai vyko ne tik tai Tomo Mano namelyje ir esu girdėjęs iš jūsų pačios tokį intriguojantį pasakojimą apie vieną koncertą Kopose, aš dabar neprisiminsiu apie kurių metų festivalių jūs pasakojot, bet pasakojot labai išraiškingai, o aš klausydamasis jūsų pasakojimo galvojau, kad tai lyg siužetas iš Grynavėjaus filmo. Kada Kopose orkestras, papasakokit, prašau. Bet pirmasis baigiamasis koncertas, Mesijų atlikimas, vyko uoste. Ir čia buvo didžiulis iššūkis, kadangi visą popietę vėjas pūtė ne iš tos pusės. Nebuvo galima išgirsti ne vienos natos, kada repetavo. Ir viceministras Balčiūnas bėgojo visiškai nusiminęs, kad galvojo, kad čia bus didžiulė nesėkmė. Ir laimė, prieš pat koncerto vėjas pasisuko, akustika buvo puiku, kaip ir vakaro dangus, visa atmosfera, tačiau orkestrą ir solistus apgaubė stiprus vėjas. Ir visi Franko skverniai plazdėjo vėjyje ir visos natos reikėjo papildomai pritvirtinti su skalbiniu segtukas. Antroje festivalio 98 metais uždaromo koncertas vyko Tylos linija
Ir tai buvo fantastiška atmosfera su Haidnu pasaulio sutvėrimas mėnulio šviesoj. Fantastinė akustika, nors ir gana vėsiai. Ir Friedomanas šį vakarą aprašė vienam iš savo romanų Nachthorn, naktinis ragas. Tačiau po to kilo problema su gamtos apsauga ir dėl to tokia vieta daugiau niekada nebuvo pasirinkta. Profesorė, jūs daugiau nei 10 metų, nuo 2009 iki 2020 buvote Tomo Mano kuratoriumo pirmininkė. Akivaizdu, kad šitos pareigos nėra vien tik tai garbė sėdėti pirmame suole bažnyčioje tuo metu, kai vyksta koncertai, bet tai yra didžiulė intelektualinė našta sugalvoti koncepciją, kurti su kitais kuratoriumo nariais ir narėmis programą. Papasakokit, kokius savo ir kuratoriumui uždavinius kėlėt pradėjusi vadovauti intelektualų grupiai ir su ja dirbusi daugiau nei 10 metų. Viena vertus, tai buvo šiek tiek sudėtinga, nes didžiąją laiko dalį praleidau už Lietuvos ribą. Tuo metu dirbau Varšuvoje Vokietijos istorijos institute. Nors institutas yra tiesiai priešais Lietuvos ambasadą Varšuvoje, vis dėlto Lietuva buvo toli. Ir taigi mes, kaip parengiamoji grupė, galėjom toliau plėtoti savo idėjas festivalio, bet aš pats Lietuvoje negalėjau daug nuveikti, kad kultūros centrai festivalis įsitvirtinti Lietuvos visuomenėje. Čia turėjo padaryti kiti kuratoriai. Manau, kad viduj mes toliau plėtojame festivalio profilį, tematiškai susiedama įvairias jo dalys, koncertus, skaitymus, filmus, parodas. Žodžiu, kad faktiškai susiliejo į vieną kūrinį, tematinį kūrinį. Tarptautinį mastų taip pat pasiekam nemažą pažangą ir fonas yra toks. 16 metais Tomo Mano namas Pacific Palisades turėjo būti nugriautas. Ir tuomet aš ir Antanas Gailius ilgai kalbėjomės su Hansu Wiskirchenu, profesoriu Wiskirchenu, kuris yra Tomo Mano draugijos Vokietijoje pirmininkas. Ir tai vyko Frankfurto knygų mugėje, kur mes rengėme renginį apie Tomo Mano vasarnamį ir kultūros centrą Nidoje. Wiskirchenas norėjo įtikinti užsienio reikalų ministeriją Vokietijoje ir tuometinį užsienio reikalų ministrą Franką Walter Steinmeierį, kuris ką tik čia buvo, nupirkti Tomo Mano namą Pacific Palisades ir panaudoti jį Vokietijos užsienio kultūros politikai. Ir jo argumentai buvo tokie. Su Tomo Mano vasarnamį Nidoje jau pavyko pasiekti, kad vokiečių literatūra ir kultūra turėjo įtakos užsienio, kad užsimezgė ryšius su Lietuvos kultūros politika, o su Buddenbrooku namu Lübeck, Nida ir Pacific Palisades būtų galima padėti pamatus tarptautiniam tinklui. Bet tam reikėtų 3. Tačiau tai būtų įmanoma tik, jeigu mes prisidėtum nidiškai. Žinoma, mes sutikome ir taip atsirado Tomo Mano tarptautinį tinklą, kuriame Nida užima tvirtą vietą. Ir tas tarptautinis tinklas, mes esame archyvai, bibliotekos, atminties vietas, tyrimo centrai, literatūros namai, kultūros išeigos ir rezidencijos siekiančios bendrų tikslų. Mūsų tikslas išsaugoti Tomo Mano gyvenimą ir kūrybos atminimą, skatinti tyrimus ir parodyti autorius aktualumą šiuo laikiniam pasauliu. Ir kartu
metu skatinama mainus apie Tomo Mano parodose, įvairiuose renginiuose ir mokslinis tyrimuose. Ir pagrindinis dėmesys skiriamas skaitmeninės prieigoms, kuris plečia Tomo Mano kūrinių priežiūros ir aptarimo galimybės. Kiekviena institucija prisideda savo stipriosiomis pusėmis. Ir be mokslinės kompetencijos naujame tinkle ketinama dar labiau įsitvirtinti kaip diskusijų vietos. Ir mes čia Nidoje tikrai, kaip rodo festivalis, esame diskusijos vieta. Profesorė, paminėkim dar vieną labai svarbų festivalio bruožą. Man asmeniškai atrodo labai svarbu kuratoriumo ir jūsų, kaip kuratoriumo ilgametės lyderės, pastanga galvoti apie tęstinumą ir formuoti festivalių ciklus. Taigi galvoti ne apie 1 metus, o apie 3 arba 4 metus. Gal galime su jūsų pagalba prisiminti, kokie ciklai jums vadovaujant kuratoriumui buvo sukurti ir įgyvendinti, kas iš tų ciklų jums pačiai asmeniškai atrodo svarbiausia ar įdomiausia? Aha. Pirma iki 6 festivalio temos buvo labai glaudžiai susijusi su Tomo Mano ir jo kūryba. 7 iki 9 festivalio centre buvo Europos Sąjungos plėtra ir meninė atsakomybė. 10 iki 12 festivalio metu buvo nagrinėjama probleminiai kultūros kraštovaizdžio prie Baltijos jūros aspektai, daugiausiai dėmesio skiriant svarbiems kultūros centrams Vilniui, Rygai, Tallinui, taip pat miestams su sudėtinga istorija, Klaipėdos, Šiauliai. Ir festivaliai buvo skirti probleminiams Baltijos jūros regionams, irgi Kaliningrado ir Gdansko. 13 festivalis Praeitis šaltiniai buvo skirtas 1000-mečių nuo Lietuvos vardo paminėjimo ir 14 festivalis Dvasinis aristokratija pabrėžė intelektualią vaidmenį ir atsakomybę šiuolaikinėje visuomenėje. 15 iki 17 festivaliai buvo skirti Česław Miłosz idėjoms ir problemams. Ir po to vyko 5 metų festivalio ciklas, čia buvo 18 iki 22, kurio tema buvo modernizmo palikimas 100 metų po didžiojo karo. 23 festivalis vyko pagal temą Europos tėvynės. Ir man labai patiko ciklas skirto Česław Miłošo temoms. Svarbus buvo ilgas ciklas skirtom Pirmojo pasaulinio karo metinėms. Ir ypatingas iššūkis buvo taip pat tėvynė Europa, dvasinė aristokratijos ir oro ženklai. Kada supratot, kad Tomo Mano festivalis tapo svarbia Lietuvos kultūros peizažo dalimi? Kada supratot, kad šitas festivalis gali gyventi ilgai, kad jis reikalingas? Tuo metu, kai žodžio programa įgavo pagreitį, tapo gera tradicija, o festivalio kamerinės muzikos profilis sustiprėjo, tada tapo aišku, kad festivalis gali tęsti ir toliau. Aš suprantu, kad šitą klausimą tikriausiai bus labai sunku atsakyti, bet man tiesiog žmogiškai labai įdomu. Jūs matėt festivalio gimimą, jo stiprėjimą, tapsmą tuo, kuo jis dabar yra 21 amžiui ir vis tik tai. Iš tos įvairovės, ar jūs galėtumėte išskirti vieną kokį nors festivalį, kuris jau buvo surengtas, arba vieną renginį, kuris jums padarė didžiausią įspūdį, arba dėl kažkokių priežasčių yra pats brangiausias?
Nu, tai sudėtingas klausimas, tai tarsi paklausi motinos, kurį vaiką jį myli labiausia. Bet jei norit atsakymo, tai buvo 13 metais, 17 festivalio, ieškant tėvynės atidarymas su Vokietijos prezidentu Joachim Gauku ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ir šio renginių metu buvo pristatyta naujo Vidmanto Bartulio kompozicija mišram chorui, kurį atliko Aidijos choras su pavadinimą Mano arba Mano kopas. Ir šį atidarymo koncertas tapo nuostabi kultūros ir politikos, meno ir regioninės sąmoningumo sintezė. Ir tai buvo unikalus momentas, čia tikrai tokias šlovės valanda. Ir paskutinis klausimas, ko norėtumėt palinkėti Tomo Mano kultūros centrui, kuratoriumui, festivaliui, žvelgdama į ateitį? Linkiu Tomo Mano kultūros centrui rasti keletą įdomių ir stabilių bendradarbiavimo partnerių, ypač iš visos Baltijos jūros regiono, kad kartu galėtų kurti ir įgyvendinti iššūkių kupinas ir kartu patrauklios programas. Profesorė, ačiū Jums labai už tai, ką Jūs nuveikėt Tomo Mano kultūros centro festivalio labui, ačiū Jums už pokalbį, o dabar tik priminsiu, kad šiandien apie Tomo Mano kultūros centro ir festivalio istoriją kalbėjome su ilgamete centro kuratoriumo pirmininkė, istorikė, Klaipėdos universiteto profesorė Rūta Leizerovic.